vyks paskutinės U19 Baltijos taurės rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos rinktinių. Komandos jau įsirikiavę aikštėje ir rungtynės būtų pasibaigusios analogiškais rezultatais ir visos komandos turėtų po 3 taškus. Na, tikiuosi, kad to neatsitiks, nes visgi Leipus pasirodė aikštėje, 20-asis numeris ir ko gero dar tai yra ne vienintelis mūsų ekipo žaidėjas, na, bet kamuolį išmeta iš užribio. Bandau identifikuoti dar lietuvių žaidėjus, kurie, sakytum, kad jeigu trūksta kažkokių, na, būna pasipriešinimas, būna šalia varžovas, spaudimas, na, viso to nebuvo šiuo momentu. Gaila, bet kamuolys prarastas. Matau, kad Ugnius Vaitiekaitis ir Bruklinas Leipus žengė po pertraukos į aikštę. Mūsų komandos gretose Nikita Pavlovskį pakeitė. Ir dar vieno žaidėjo pavardę reiktų identifikuoti. Čia dabar daug individualių veiksmų. Individualiais veiksmais 54 minutė. Spaudžia dabar Orlandas Jakas varžovą. Varžovo. Šapola. Bet šis perdavimas irgi nėra labai komfortabiliai besijaučiantis Motiejus Šapolas tokioje situacijoje, kai šalia varžovų puolėjas. Prieš tokią įvykių seką neturi nieko prieš. Leipus, geras perdavimas, pavojinga situacija, Jonaitis smūgiuoja, Jonaitis galbūt prarado ir progą atlikti perdavimą. Na ir labai perspektyvi ataka, geras buvo Leipus perdavimas, dabar Jonas Susavičius dešinėme krašte baudos aikštelės. Vėl pavojingas perdavimas link baudos aikštelės. Šioks toks egoizmas paprastai nekenkia. Jonas Susavičius taip iš bėgimo atrodo, kad šiek tiek prisivalgė šiuo metu. Manau, yra mūsų ekipoje. Po puolėjas daugiau žaidžia Bruklinas Leipus, jį mes įpratę labiau gal matyti atraminio saugo pozicijos Savičius. Jonaitis atgal Jonui Savičiui, pastarasis baudos aikštelėje kertasi nesėkmingai, bet ataka tęsiasi, Jakas Raudonius. Į dešinę Jonaitis nuo šalies nėra kampinis, dėja tik kampinis, nors nėra blok. 9 minutė. Tokie pasistumdymai prie 16 metrų žymos, krenta ten keli žaidėjai. Ataka tęsiama, smūgis į vartus, vartininkas atremė 10 numerio Ugniaus Vaitiekaičio bandymą. Žiūrim čia. Na, aišku, varo nėra tokiose rungtynėse, bet atrodė bent jau, kad
varžovų saugui. Gerai, kad irgi ne pačiu geriausiu būdu sužaidė Latvijos ekipos saugas, o čia Lukas Jonaitis uždirba ir ko gero tai yra žaidėjas, kuris gali pagrasinti vartais ir visus tiesioginių smūgių. Netoli viršutinio kampo skrieja kamuolys, deja, tik tai ne. Adriano Lickūno irgi aikštėje nematome. O Latviai nieko nuostabaus, kad tokių perdavimų į kitą aikštės baigėsi. Na ir jo rezultatai nėra tokie, kurie mus labai džiugintų. Čia geras perdavimas, Jonas Usavičius prieš vartininką, perkelia vartininką, bet perkelia ir vartus. Ajajai, kokia gera galimybė dabar buvo. Puikus perdavimas, gynėjas nepasiekė, čia turėjo Jonas daug variantų, galima buvo bandyti. Šalia vartininko pasiūsti kamuolį kelis kartus Top Sport pirmoje lygoje Jonas tą sėkmingai darė, pasirinko tokį technišką, gražų sprendimą, bet dabar Zdanovič spaudžia varžovų vartininką ir išprovokuoja jo. 52 minutė. 1-0. Kol kas pirmame kėlinyje buvo pasiektas įvartis ir dėja jis krito į mūsų rinktinės. Buvo prigulęs Matijos Šapal. 76 minutė ir kuo toliau tiksi laikas, tuo atrodo kažkaip padrikesni mūsų komandos veiksmai. Na, gaila, nematau vaikinų padavinėjančių kamuolį, ar čia, nežinau, nuspręsta, kad nereikalinga, ar kas. Lietuviai veržėsi į ataką, na ir štai toks gan įspūdingas reidas. Usavičius baudos aikštelėje. Perdavimas, atšokęs kamuolys, Jonaitis, ne Jonaitis, Mantas Monkelis, dabar jau Jonaitis. Vis tik tai Zdanovičius pažeidžia taisyklės, pavojingas žaidimas. Mantas Monkelis turėjo neblogą situaciją, bet ką reiškia, epizodas, kuris galėjo daug nulemti, baigėsi nieko. Nieko, galbūt baigėsi Zdanovičiaus pražanga ir dar geltona kortelė. Pirmos progos Latvijai dar neišnaudojo, na, o čia irgi matėm situaciją, kuomet iš atrodo nepavojingos situacijos viskas virto gana rimta grėsme mūsų komandos vartams. Lietuva! Lietuva! Kamuolys pas Latvijos ekipos vartininką.
pabėgti Ugnius Vaitiekaitis. Čia Latvių. 9 numeris Radzinieks pasileidžia dešiniojo kraštu. Daug apgaulingų judesių. Smogis ir Latviai muša antrą įvartį. Latviai muša įvartį numeris 2. O pasižymėjo 9 numeris Radzinieks. Na ir kamuolį prigrėbė prie aikštės. Nebuvo toks matomas kaip pirmose rungtynėse, bet vėlgi atliko aštrų perdavimą, po kurio galėjom pakreipti rungtynių eigą savo naudai. Bet apskritai netrukus nuaidės. Dabar ir nuaidė finalinis švilpukas, kuris skelbia. Latvijos rinktinė rezultatu 2-0 įveikė Lietuvos bendraamžius. Tuo pačiu iškovoja Baltijos taurę, su kuo mūsų šiaurinius kaimynus ir sveikiname. Šiek tiek liūdnoki turėtų jaustis Estijos komandos futbolininkai. Prieš 10 minučių jie dar buvo pirmoje lentelės vietoje, na, o visai nekokios nuotaikos turėtų lydėti Lietuvos futbolininkus. Deja, reikia pripažinti, kad